Flashmobas yra tiesiog meninė akcija, kurią mes dabar įvykdėme ir tai dabar mes formavome atominį ženklą, kuris yra perbrauktas raudona juosta. Mes pasisakome prieš atominę energetiką, tai kaip toks mažas spektaklis, kuris palieka tam tikrą įspūdį, kuris atrodo trumpai, bet jis turi tam tikrą idėją. Tai nėra tiesiog šiaip išėjimas parėkauti arba ten išdaužyti langus. Ne, mes norim taikiai ir meniniai formoje parodyti tam tikrą įvykį, kurie išreikštų mūsų vidinę poziciją. Kas svarbiau, ar pats flashmobas kaip būdas ar tema? Tema. Šiuo atveju tikrai tema. Man bent jau. O jei būtų ne šitą temą, nedalyvautumėt? Daug yra įdomių temų. Flashmobas yra gerai, labai, aišku, labai sveikintina ir aš rekomenduoju daugam ją išbandyti. Mes net nežinom, kad bus tas flashmobas. Mums turbūt tema iš tikrųjų buvo daug. Mes dėl temos temų. Jo, po to taip staiga mus įtraukė tą flashmobą ir tiek. Svarbu idėja iš tikrųjų. Idėja. Jeigu tu idėją degi, tai ir flashmobas pats gali pavykti gerai. Jis gali įgauti tam tikrą unikalią formą. Aišku, svarbiausia yra tikslas, tai yra tema, nes jeigu flashmobui būtų be prasmės, tai tiesiog primintų draugų susitikimą. Nu, vis dėlto tema, manyčiau, nes atominė energetika nėra tokia, kaip parodė, saugi, bet flashmobas irgi prisideda tuo, kad auklėja žmonės kažkiek tai, bent jau supažindina. O kokia tau atrodo yra flashmobo esmė? Susirenka žmonės, kurie pritarė kažkokiai idėjai ir labai gražių būdų ją išreiškia. Aš sakau, turbūt parodyti kažkokį bendrumo jausmą, bendrą tokį, kad gali visi bendrai kažką padaryti. Galbūt išreikšti kažkokią mintį dar. Kažką nors protestuoti, nežinau, nors. Bet kartu, bendrai. Taip. Manyčiau, esmė tai būtų, kad greitas ir netikėtas. Kodėl dalyvaujate flashmobose? Man čia iš tikrųjų pirmas flashmobas. Tiksliau antras, bet būtent šis antiatominis renginys ir privertė visi sudalyvauti. Pradėjom viską nuo minčių aplamai, ką galima padaryti, kad parodė kažkaip žmonėm, kodėl čianais, kad reiktų atkreipti dėmesį į tai ir flashmobas buvo viena iš pasiūlytų idėjų. Mes šiaip sužinojom apie tai vos ne dar pusantros valandos iki renginio. Ir mes tu turim iš karto eiti, nes iš tikrųjų tai, norim prisidėti. Problema iš tikrųjų tokia šių dienų labai svarbi. Koks šiaip jausmas dalyvaujant flashmobą? Ką tu galvoji? Tarsi, kad tik tai mus pastebėt, kad pavyzdžiui po šio flashmobo dar ateitų kas nors sakyti, o geras, aš irgi noriu sudalyvauti. Ką tu jautei ten sėdėdama? Iš tikrųjų labai jaučiasi bendrystė ir kai matai užsidegusias kitų žmonių akis, tai iš karto pakelia nuotaiką.